Ir mes bandom gąsdinti vaiką. Kartais ir to nepavyksta, ypač jeigu to gąsdinti reikia tik žodžius. Vaikų žino, kiek kartais esu matęs tėveliams nori išeiti iš parduotuvę ir eiti namo, vaiko nenori. Ir ką sakė? Tada aš tave paliksiu, ateisiu sudie, aš einu namo. Vaikų tai pakankamai protinga. Jie žino, kad iš tikrųjų pakankamai ilgai nieks niekur jam nepaliks. Jeigu jie tikrai galvoja, kad mes jam kažkur paliks, čia jau rimtesnė problema, kodėl jie galvoja, mes jų paliktum. Bet jie supranta, kad tų žodžius yra tušta. Jie supranta, kad už jų veiksmų nėra. Tai aš bandau aiškinti, aš bandau piktų žodžių, aš bandau gąsdinamą, tada dar kažko, o galiausiai, kai nieko nepavyktų, tada aš jau tokį ir kantrybę nebėra ir tada ką? Dabar fizinai bausmą. Bet tikėkit, to bausmą turės būti žymiai stipresnė, negu patį pradžią aš būtų užrankytą biškai padaręs, ne? O dabar mes tokį eilei ėjom, tą vaiką sugebėjau tik išsispirti, aš sugebėjau kiek save nervuotis, kad žymiai didesnė rizika yra, kad dabar bus smurta, negu tėvams, kur tikė, kad iš anksti gali būti tokia bausmė. Tai aš manau, kad jeigu įves įstatymą prieš fizinį bausmą, čia yra sumintai apsaugoti nuo smurtų, kad atviršiai efektų gaus. Bus daug tėvams, kur iš tikrųjų nesugebė reikalauti paklusnumą, jie irzliai pyktą nebekontroliuoja save ir be proto šmukteli to vaiką. Tai čia iš tikrųjų didelė rizika yra. Sąmoningas nepaklusnumas yra iššūkis ir mes turim veikti. Bet svarbu ką prisiminti. Nieko nebauskite, kai negali kontroliuoti savo emocijas. Bausmė turi atitikti amžių ir nusižengimą. Jeigu tai yra kažkokie smulkmenis, kažkokie veikaškai ten išdakauja, kažką pamirštų, čia mes kitaip reaguojam. Gerai, veika ten žaidžia su dviratį, palikė ten laukė po lietus ir sušlapė dviratį. Čia yra veikaškai neatsakingumą. Kaip? Aš galiu atimti to dviratį kažkiek dienų. Aš galiu sakyti, kad jie turi mokėti už to kažko, ta prasme gali kažkokie bausmė. Bet čia nėra sąmoningi autoritetų ar iššūkis mums. Kitaip reaguojam. Jeigu veikia kažkokį daiktą apčiupinį ir numeta ant žemę, išlydi iš rankos, tokie dalykus yra kitaip. Čia veikiškai neatsakingumą. Turim atsižvelgti, kokį yra. Bausmė turi siekti kuo greičiau po nusižengimo. Bausmė, kur ateina atidėtas, turi būti žymiai stipresnė. Kartais yra užtenka už kartą smulkiai bausmą, turi taip pat efektų, kaip ilgam laiko atidėta didžiulė bausmė. Pavyzdžiui, jeigu dabar man veika kažką darė, ko aš lipiai nedaryti, gal užtenka 10 minučių gulėti lovą. Tai biškai didesnė veika, čia jam nemalonus, tai gulėti lovą ar stovėti kamparą, ką jūs ten skirite. Gal užtenka to 10 minučių. Veika mąstė, ką pasakė, ką padarė, va. O jeigu aš sakysiu, šį vakarą, kai grįžt tėvelis, jums bus bausma. Dabar to 10 minučių nebeužtenka. Suprantate, tau dalykų buvo atidėtas. Ypač maža veikia. Kai mažesnė, kai svarbiau, kad už kartą siektų tą bausmą. Jeigu palėtė to, ko negalim, už kartą reaguoti. Už tą to moralizavimą netinka. Pirmie jie padarė blogą, dabar aš moralizuoju, aiškinu, kalbam ir dabar bausmą. Turi reaguoti už kartą. Bausmė turi būti nemalonė. Atrodo, man aiškiai, bet kartais to, kas mums nemalonė veikia, nėra tokia problema. Žinau, vieną mergaitę, kur už blogį elgesį nusiuntė į kamperis, ne? O jie savo kamperis telefoną žaidė su ta, ta prasme, jie jau bausmė nebuvo, jai malonu. Tai kartais mes turim analizuoti gal tą veiką. Kas jam motivuoja, kas tinka kaip bausmė. Viena veika, fiziniai bausmus netinka, nemotivuoja, jie nebijo tą. Kita veika, kitko motivuoja, mes turim ieškoti, kas tinka tą veiką. Šaukimas, rėkimas, griežtas balsas nėra bausmė. Čia tikrai labai svarbu išsidėmė. Kad turim pridėti drausmę, tada, kai jie aiškiai gali suprasti, ko mes reikalaujame. Dažnai tai vyksta tada, kai jie pradeda raupoti. Pirmus metus vaikas yra labai jautri, reikalaujantis daug meilės, daug švelnumo. Taisyklės turi būti labai paprastos, tačiau jie anksti reikalauja įrodymus, kas yra autoritetų. Retas vaikas savo norų nuspręs būti jums klusnu. Ir dar ką noriu sakyti, kad kartais yra klaidinga tokia filosofija, kad kas tinka didesnė veika, tai yra mažesnė. Kūdikį tikrai negali bausti.
jie dar neturi užtenk proto, kad save kontroliuoja, kad sąmoningai kažką pasirinkti. Ta prasme, gal jie egotistiškai elgės, daug verkia kažko, bet jų iš tikrųjų drausmint, kaip fizinė drausmint, negalima. Bet ne, jeigu reikia labai, tai pavyzdžiui, reikia reikalauti, kad manėms nešiok, ne jeigu turi Va. čia tokia bausmė, tai geriau. Jo, bet gal čia yra ne bausmė, ne? Aš blogai nepadarė tą veiką, bet aš netenkiu jų reikalavimus. Kadangi nemaža kūdikį, gal jie ir nesugebė save kontroliuoti visiškai, bet jie sugebė mums manipuliuoti. O jeigu jie supranta, kad jeigu aš verkiu, visada man ims ant ranką, tai labai gerą dalyką. Aš galiu ir verkti 3 valandą naktį ir 4 valandą rytą ir taip toliau. Jo. O nuo kokio amžiaus jau turi tas ribas pradėti vesti? Čia vėl nuo veika. Tiksliai nėra. Aš žinau, kad kai kur autorių, kur tikrai atrodo neblogo, rašė nuo metų. Mano veikų būdavo dažniausiai prieš metų. Aš supratau, turi žiūrėti veiką. Jeigu tu sako negalima, ar atrodo, kad tą veiką pilnai supranta, ką tai reiškia. Ir jeigu jie sugebė, gali sakyti, pilnai supras, ką tai reiškia ne, nu tada dažniausiai jo, ir ką gali irgi pastebėti, kaip jie elgiasi su kitų dalykus. Pavyzdžiui, labai mažą kūdikį, jeigu jis traukia stalčių, žinai, ir ten jau krenta stiklainį ir pliumpa ant galvą, ne? Jis, jeigu to amžių, kur gali suprast, kad kitą kartą netraukia ar bus plumpa ant galvą, jis turbūt ir to amžių gali jau ir bausmę gauti. Prasme, jis jau supranta, kas yra pasekmė. Daugelis tėvų bando kontroliuoti savo vaiką per emocinį nepasitenkinimą, dažniausiai pyktį. Pyktis, rėkimas, gąsdinimas, žeminimas yra visiškai neveiksmingi. Atvirkščiai jie dar labiau skatina blogį elgesį. Ir čia vėl, jeigu mes brėžiam liniją tą veiką, tada, kai jie mums yra varas iki tokio lygo, kad mes pradedam pykti, iš tikrųjų gali sakyti, mes atvirkščiai reakciją gausim. Aš prisimenu vieną pavyzdžiui, buvo ten, moterį turėjo ten, pradinę mokyklą amžių kažkokią veiką. Ir jinai sako, nieko nevykstu, sako, aš bandau jam parodyti ir kaip man liūdna, sako, verkia. Ir jis jaukės. Nu, ir iš tikrųjų, mūsų piktumą, mūsų ašarų, mūsų rėkimą, jie veikia nekeičia, o dar ką jie darė? Jie gadina mūsų autoritetų prie veiką. Jeigu veikia, mūsų ūgį dar nepasiekė, sugebė mums į ašarą vest, ar sugebė mums temperatūrą pakelt, kad veidas raudonuoja, kokie pasiekimų maža veikia. Jie tą jaučia, jie laimėjo karą. Ta prasme, jam yra net ir plusukis, kai sugebė tėvams išvesti iš emocijas. Tai mes turim sugebėti iš tikrųjų savo emocijas valdyti. Nepykt, nerėkt, nešokt. O čia tik įmanoma tada, kai mes sutvarkim su vaiku, ko mes dar neprarandam savo kantrybę. Dabar, kaip jūs galvojat? Jeigu būtų tokį įstatymą, kad policininkai neturi teisę jokio baudas skirti, jokio bausmą. Jie gali stovėti prie kelio savo tą pagaliuką mojuoti, jie gali šaukti, rėkti, švilpę turi labai triukšmingai, gali ir jums švilpti, bet jūs galite net stoti, kaip norit. Ar jūs sustotų? Ar lėčiau bent važiuotų? Nevažiuotų lėčiau, ne? Nu. Pasakykit, ar jūs esat girdėjęs tokį dalyką, kad policininkai stabdytų mašiną ir teitų ir šauktų, ką jūs čia taip greit važiuoja, kodėl taip aš jums sakiau, kokį kartą kalbėjau? Ne, jie ateina, labą dieną, tamstas, dokumentą prašymą. Taip jau ramiai, tvarkingai, nieks nepakėlė toną, o mes sudrabėjome nugarčią ranką dar. Kodėl? Dėl to, kad mes žinom, kad tam policininkai turi autoritetų. Ne žodžių, nemoralizuoti, jis mums ir nemoralizuoja. Mes žinom, kad jis turi sugebėjimą mums pinigėlės atimti. Ir mes žinom, kad jis tą tikrai ir darys. Ir užtat, kai mes matom tas pagaliuko mojuojant, mums iš karto širdį drebia. Jam nereikia emocijas rodyti. Aš manau, kad čia tėvams panašiai yra. Jeigu mes turim priemonės, ir čia kiekvieną turi spręsti, ar čia fizinė bausmė kartais reikalingi, kartais eiti į kambarį, savo kampą būt, savo kambarį būt, kokią privilegiją praras. Nu čia kiekvieną atvejį, kiekvieną veiką, kiekvieną šeimą kitoks.
Bet jeigu mes kaip tėvams neturi kažkokią bausmę, kažkokią priemonę, kur vaikai yra nemalonu, ir čia aš kalbu ne tik tai apie to, kartais mes apribojam tik laisvą atimimo, kažkokį atims iš to vaiką. Kartais mums reikia ir biškį stipriau, kad kažką nemalonu gali ir duoti vaiką. Kadangi kitaip ką gausis? Atimsiu visai privilegijas, atimsiu telefoną, atimsiu kompiuterį, atimsiu dviratį, atimsiu, negalim pas draugus eiti, negali ten, o kai baigsis visi tos negalimis, ką tada darys tą vaiką? Tai kartais mes reikia ne tik atimimas, bet mes reikia su kažkokį įrankis mūsų to arsenolį, kokį galim duoti ir nemalonumą tą vaiką. Ir čia kiekvieną turim spręsti pagal vaiką. Bet jeigu mes tą turim, tada mes esam, gali sakyti, autoritetų tą vaiką, kadangi jie žino, kad jeigu jie nužengs, to iš anksti žinoma linija, kad bus veiksma. Gausim baudą. Šią pagaliukų kažkokį autoritetų laikės. Ir mums nereikia pykti, šaukti, rėkti ir verkti ir taip toliau. Kodėl kartais atrodo, kad tai neveiksmingai, ne? Man ne kartą ir mama sako, bet aš išrankytą duodą, aš sunčiu į kampą ir nieko nevyksta, vis tiek tą kartoju. Pirma priežastį yra nepastovumas. Netikėk, kad vieną kartą pastovėjęs į kampą, reiškia visam laiko atgėliauja ir niekad nekartos tą elgesį. Ne, vaikai yra vaikai. Bandysiu po pietų. Jeigu kaip mano trečio metuko, tai bandysiu už pusę valandą. Vis tiek vaikus dar kartą bandys. O jeigu vieną kartą pavyks kitą, ne, nu aišku, tai pirma problema yra nepastovumas. Mes ant telefoną kalbam ir nekreipiam dėmesį, ką jie darė. Mes viešų vietą, nu mums gėda, kaip čia parduotuvė. Pastebėjot, parduotuvė labai patogi vieta išdėkauti. Kadangi, kaip gėda prie žmonių turėjo klykinčią vaiką, ne? O vaikų tą jau labai gerai žino. Aš labai gerai prisimenu vieną iš mano vaikus, kai buvo parduotuvė, jinai norėjo kažkokį ten teptukas, buvo ten sunukas, lyg buvom. Ir vis traukė tos teptukas. Ir aš jai sako, nelies to teptuko. Aš sako, jeigu tu lies to teptuko, aš sako, tau bausiu, nu, aš jai už rankytą duodavo. Kadangi žinau, stovė, ką per kažką galim namuose, bet tai kitą dalyką, fizinė bausmė nesvarbu, kus tu esi, ne? O jeigu parduotuvė išdėkauja ir nėra lauko, kur atsigulti ir kampą, kur stovėt, nu vaikas tą gudrį, jie žino. O jinai vis tiek vėl eina savo ramiai prie tos teptukos, ištraukia iš sienų. Žmonių, žinok, daug stovė aplink. O aš biškį gilėjau, kad aš ją taip pasakiau, bet nu kągi, aš jau taip pasakiau. O jeigu aš dabar nedarysiu, kas bus? Nu, tai aš ją nuėjau, aš pliumpu iš ranką, nu, galvoju, čia pakankamai blogai. O mano veika? O ką, namuose taip nedarima, bet jinai gudri. 3 metų ir užtenka supras, kad mama parduotuvė bus kitokia. Jeigu, tai kažkas atsitiks. Kažko dabar kas bus? Tai jinai gulė ant grindus, visai 4, aš apsisukė ir nuėjau. Po to pasislėpė, žinai, už dažų tos kibirus. Girdu biškai nutylė ir žiūrė, ateina 2 tokie vyrų, nemažų, žinai, statybininkai kažkokie. Ateina, sustoja. Biškiai žiūri, žinai, manęs nematė, tą vaiką žiūrė aukštyn, 2 vyrai. Taip nutylė, atsistoja, nu aš supratau, kad jai dabar didelė baimė, tai aš išlindau, žinai, už kartų iš to kibro atbėgė, apkabino ir pasibėgė. Nebekartoja tą reikalą. Bet reikia ar mes esam pamalduose, ar pas močiutę, ar bažnyčių, jeigu to taisyklės kaitalioja, nu, netikė, kad jie bus ir laikima. Vaikas turi stipresnį valią negu tėvai. Kai kur vaikams užtenka, porą kartą baudžiam, siunčiam į kambarį, atimam žaislukį ir jie keičiasi, o kito vaiko, žinok, turi labai stiprią valią. Ir su jų mes reikia būti pasiruošę kariauti ir kariauti. Bet tik noriu perspėti, jeigu tokį vaiką turi, reikia būti pasiruošę ir labai daug laiko skirti meilę. Aš suprantu, kad to vaikos neutraliai yra, nu, išsispyręs, čia nuo prigimti yra. Aš savosius vienodai auklė, o viena tokia yra. Bet tada turi būti pasiruošę kariauti, būti pasiruošę ir savo ribą laikyti, bet būti pasiruošę ypač skirti dėmesį, meilę, kad tą vaiką tikrai gautų daugiau teigiamą nei neigiamą. O kaip reaguoti, kai taikai bausmę, tada aišku, vaikas mažas verkia.
po bausmės jo verkimą kaip reaguoti? Priklauso kokie verksme. Ir čia vėl, kodėl svarbu yra, kad mes analizuojam. Įžeistas, kad jaučias, kad jį čia nubaudė dabar, dažniausiai verkia dėl to, man atrodo, kad jis toks jau pažemintas, kad jau turėjo pripažinti kito stiprybę. Ir kaip reaguoti jo verksmą, nes aš jau nubaudžiau ir jis dabar verkia, koks jis nelaimingas, kad jis čia jau toksai verks. Jeigu tą verkimą yra daugiau, iš piktumo, kad, tu man reikalą dar, ta prasme, jeigu jaučia, kad vis tiek, tada iš tikrųjų bausmė buvo per švelni. Tada reikia ir stipresnė bausmė. Vaiką verks po bausmę, bet tai turi būti verkime iš atgailę, gal vaiką nesupranta, kas tai atgailė, bet bent, kaip sako, aš šūnė ėmė ir jis turėjo akis nusileis, ne? Vaikas akis gal nenuleidė, bet yra tam tikrą laiko, kai mes suprantam, kad vaiką verkė ir priėmė mūsų autoritetų. Ir yra verkime, kaip tu išdrįsai man taip daryti tokie verksmai. Kad dažniausiai va toks, kaip tu išdrįsai, ir ką daryti tada antrą bausmę taikyti, kad iš šitaip verki, nes tu jau jauti, kad dažniausiai šitaip būna, ne iš atgailos labai retai, kad jau šitaip. Žinai, kaip aš darau su savosius. Jeigu tai vieną kartą man aš įdėdau į savo protą, kad kitą kartą reikia ar kitokią, ar stipresnį bausmą, kad vengta. Bet jeigu taip yra, tada aš, kad patikrinti, ta prasme, turi arba tada, kad tą veiką dar kartą nužengtų ir dar kartą bausmę, arba kad jie galėtų, tai aš tada jam sakiau kažko, ką turi daryti. Ir nesakyk neverk, kadangi to mes pranėmėsim kiekvieną kartą. Aš sakau, atsisėsk dabar tam kietą. Ar jeigu jie kitur, aš sakau, ateik čia. Ta prasme, jam kažkokį įrodymą duok. Ir jeigu tą veiką tikrai gėlės, pasiruošė pripažinti, kad tu esi autoritetu, jie darys tą, ką tu lieps daryti. O jeigu nedarė, tada antrą kartą neklausai, tada dar kartą bausmę. Jo, tada bausmę duodė. Bet ta prasme, reiškia, kad kova iki galo nebuvo aiškintas. Mums likai klaustukė, kas autoritetas. Tai būtų, kad jis tikrai turi davesti to paties. Ir tą gali patikrinti. Jeigu, pavyzdžiui, baudžia veikia ir jis bėgia į kampą, manau, buvo viena būdinga. Jeigu baudžia veikia į kampą ir į tą kampą. Ir aš kartais nesupratau, ar čia, verkia, kad tikrai reikia apkabinti ir mylėti tą vaiką ar ne. Tai aš sakyčiau, ateik čia. O jeigu ateina, aš suprantu, kad pasiruošė būti klusnu. O jeigu neateina, tai aš supratau, kad čia dar kova vyksta. Tai tada didesnė bausmė. Jo, ir tai reikia iš tikrųjų ne iš piktų, bet iš daug, galiu sakyti, ištvermė. Jeigu užsispyrė veikia, tas... Jo. Buvo mums iš tikrųjų daug, kai reikėjo, kaip ir sako, su pampersu, ne? Kartais, jeigu pakankamai išsispyrė veikia, ne visada vieną bausmę pavyks. Bet jeigu buvo bausmė ir veikia tikrai verkė, to yra, žinok, auksinė galimybė apkabinti tą veiką, parodyk meilę, laikyk prie save, kad jam skauda, ne tik fiziškai, bet, iš širdį. Ta prasme, ta veika buvo trauma. Ir tai yra auksinė laiko parodyk meilę ir tada atvėrė kelias ir pokalbis. Aš galiu ir net iš didesnį vaikų, sakyk, man buvo tokio dalyko, kad kartais, labai mėgstamės, net ir kaip saugusiams prieštarau kartais, o kodėl taip, o aš nenoriu taip, o jeigu taip. Ir pastebėjau, kad mūsų namuose pradėjo iš vienų dukrų daug tokie prieštaravimas būti. Ir pradžią bandė aiškinti, kad vis tiek prieštarauja ir gaunasi tokie pastoviai konfliktai, pastoviai ginčiai. Ir aš sakydavau, neginčyti, neprieštaraukit, nekalbėk taip. Neelgtis taip, ta prasme, pastoviai, kol aš pradėjau būti irzli, ne? Ir veika pradėjo būti pikta, kad vis prieštarauja, vis kažko nepriėmė, vis kažko jam. O tada aš supratau, kad kaip ir aš jums kalbėjau, aš bandau žodžių pakeisti, o be veiksmų. Tai kas iš to, kad aš sako, negalim taip kalbėti, negalim taip prieštarauti, bet aš jau priimu, nes nepriimu. Tai aš sako, gerai, mes atsisėdam, pirmą sako, reikia aiškinti liniją, ne? Sako, gerai, aš sako, šitaip toliau mes negalime, sako, nei tau malonu, nei man nemalonu, sako, dabar pridėsim taip. Kiekvieną kartą, kai šitaip prieštaraus, konfliktuos, bus 10 minučių ant savo lovą turėtų subūt. Pas mus tai pakankamai bausmė tam vaikam. Pradėjo prieštarauti pirmą kartą po to, sako 10 minučių lovą. Bet mama, aš 20 minučių lovą. Ir žinau, tą dieną aš nežinau, kokie 5 kartus turėjau sustai lovą ir pasikeitė už kartą. Tai aš manau, kad to pastovumą tikrai pagalė svarbu. Kita problema gali ką būti. Bausmė yra prieš švelni.
nemotyvuoja užtenka. Ir vėl, čia nuo vaiko priklauso, vienaip reikia, kitas kitaip. Tai kokia išvedis? Mes turim priimti Dievo duotą pareigą būtų ne tik mylintis tėvams, tai gal svarbu, patys svarbiausia, bet mes turime irgi būti mūsų vaikų autoritetų. Mes turime reikalauti savo vaikų pagarbos ir paklausnumą. Jeigu vaikus sąmoningai meta iššūkį mums, mes turime jam parodyti ir savo veiksmais, ne tik žodžiais ar emociniu nepasitenkinimu, kad mes esame autoritetus. Iš anksto turim nubrėžti aiškią ribą ir paaiškinti nusižengimo pasekmės. Kai ribė yra peržengta, turime kiekvieną kartą veikti ištikimi taip, kaip žadėjome. Jeigu mes nepasiruošim to bausmą atlikti, tai nieko nesakyk. Jeigu jūs esate pas svečius ir jūs nepasiruošę triukšmą kelt, tai nepasakyk vaiką, kad nepalies tarą į tą ar direktą. Jeigu iš tikrųjų nepasiruošė dabar eiti namų, nesakyk vaikai, kad dabar einam namų. Ir yra atveju, kai tikrai žino, kad kad to laiko negali skirti tą vaiką, žiūrėk, kad tikrai įvykdytų to, ką mes sakėm. Tada geriau nesakyk. Ir yra kai kur dalykus, kur mes žinoma iš anksto, kad nesugebam. Pavyzdžiui, valgyk žirnus, ne? Ar esi bandęs priversti savo vaiką kažką valgyti? Burną sugebam uždaryti. Jeigu jūs sugebėsi, jeigu įdės žirnų, tai mokime ir išpjauti jo. Tai mes žinom kaip tėvams, kad jeigu mes pasakysim, tu turi valgyti to žirnus, kad mes nepajėgiam reikalauti, kad tai būtų padarytas. Ir žinok, iš tikrųjų, tada tokį dalykų negalim sakyti. Aš galiu ką sakyti? Aš galiu sakyti, jeigu dabar nevalgys to žirnus, negausit saldainį po vakarienę, jeigu tai buvo planuotas, ne? Aš išlaikyti tą. Aš galiu sakyti, jeigu dabar nevalgysiu žirnis, tada vakarienė vėl gaus žirnis. Mano brolinė man pasakojo vieną kartą, tai buvo jūsų, ten jie gyvena tokie šaliai, kur pagrindinė valgymė yra ryžius ir pupelės. O vieną dieną, 14 metų buvo, 5 metų jų bernukai nusprendė, kad nepamėgsti pupelių. O tokią vietą negalim spręsti, kad nemėgsti pupelių. O sako, atsisėdė visai valgyti ir jis sako, nevalgysiu pupelių. Suvalgė visai ryžio, mama sako, ne, sako, tada tu vakarienę gausi pupelį. Vakarienę visi turėjo kažką skaniai valgyti, o jam pupelį. Jis sėdė ir žiūri to pupelį ir jau alkina miegoti. Jis sako, kaip norėjo jam kažko nunešti, supranti? Pasakė, turi ir išlaikyti, ne? Pusryčiai vėl davė pupelį. Jis sėdė ir žiūri pupelį. Visai parą, žinok, nevalgė tą laiką. O geriausiai sako, pavalgė to pupelės. Ir jokia problema, tai laiko nebebuvo. Tai iš tikrųjų neišbėdaus vaiką, bet jeigu mes kažką negalim priversti, tai geriau nesakyk. Kitas rytis, kur labai rizikingi yra pasakyti, kad turi užmerkti akis, ne? Einame miegoti, uždarykit akis. Kaip mes kaip saugsim priversti tą mažą vaikutį, uždaryk savo akitas. Ten stovėsis. Mes galim sakyti, kad jeigu neuždarys akis, aš prie tavo lovytę nepasidėsiu. Arba, kažko galim saugoti, arba. Bet tik taip užsakymą, jeigu mes negalim reikalauti, tą geriau nesakyti. Baigę bausmę turime geriausiai progą patvirtinti mūsų valią ir mokintis pageidaujami elgesi. Kalbėkit su vaiką. Ir dabar noriu klausti gal iš jūsų, kaip jūsų namai realiai tai eina, kaip jūs sugebit. Susitvarkyk, gal kokį klausimus turit. Šiausiai tai gal yra pažada ištesėjimas, kad nubausi ir paskui vis tiek ateina malonė greičiau. Kaip? Nesupratau. Išlaikyti pažadą, kaip tu sakėt, kad jeigu pasakei ir laikykis, bet po kiek laikas surinkstė širdį, susimiršti, reikia staigiai viskas. Jo. Reikia iš tikrųjų, gali sakyti, jeigu mes nusprendėm, nesvarbu, kad tai skausmingi, tai yra daromi iš meilės. Ir aš manau, kad mūsų kartais to švelnai širdis po to dar didesnį bėdas. Ir labai sunku, jeigu tu taip nesilinki, tu savęs negerbi iš karto, jeigu tu nesilaikai savo žodžių, tai sunku labai save gerbti, jau per tai matai, kad pats esi silpnas asmenybė, nes negali ištesėti to žodžio.
Ir po to vaiką galva lipi. Ir kas gaunas, jeigu vaikus sugebė mums pastoviai erzinti, mums nepamalonai su tą vaiką būt, tik tą vaiką tokį išdykėlį, tokį pastoviai erzina, pastoviai prieštaraujančių, mes nebanorim prie to vaiką daug būt, nėra geras santykis. O prisimena, ką veiklos darė, kai nori daugiau dėmesio ir meilė. Dar labiau išdėkauja to gautą dėmesį. Ir gaunas užburtą ratą. Kai daugiau vaikai irzliai pykstu, kai daugiau aš ant jų pykstu, gal ir nenori su jų būt, kai mažiau aš rodė to teigiamą dėmesį, kai daugiau jie išdėkauja, ką gal dėmesį. Ir iš tikrųjų užburto ratas yra. O vienintelė tada būtų yra turėti kažkokie ne žodžių, o bausmė, kad galim užkirsti kelią tą elgesį ir tada skirti teigiamą dėmesį. Čia šiaip klausimas, kaip su suaugusiais, pavyzdžiui, kaip suaugusius bausti. Oi, čia jau mano. Ta prasme, tiesiog, kai būna kolektyvai arba bendruomenės ir yra ten taisyklės, bet visada iškeliama kažkokia tai meilė arba malonė, nors visi žino, kad taisyklės yra arba darbo kolektyvė, bet visada yra, žinai, pasigailima ir, irgi va, kaip pasako ir neištiesima, nes galvojama, kad tas žmogus susivoks. Ar su suaugusiais yra kitos taisyklės? Ar jas galima panašiai taikyti ir suaugusiems? Nes realiai labai daug žmonių, kurie nesugeba adekvačiai bendrauti ir neturi tokių socialinių normalių įgūdžių bendravimo. Ir va ką su tokiais žmonėm, kurie neturi normalių įgūdžių bendravimo, nes tokių žmonių labai daug yra. Kas tada daryti? Ar čia įmanoma kažkaip tai bandyti, žinai? Jo, čia už mano kompetenciją Ryba įrodė. Žinai, aišku, yra įstatymas, yra priemonės, jeigu iš tikrųjų žmogus stipriai nužengia įstatymas ribas. Bet manau, kad to taisyklės, kokį autoritetų Dievas davė mums virš savo vaikus, jis mūsų to autoritetų neduoda prieš kitų žmonių. Ta prasme, mums to nevalia. Aš galiu savo vaikus auklėti, kadangi yra mano vaikus. O jeigu kitas augusi kažką darė, kągi, aš negaliu tą žmogų auklėti. Bet žinau, kartais gali sakyti, melstis gali, jeigu yra kolektyvų kažkokie, tai mes galim gal iš to principą suprasti, kad kaip kolektyvų veiką mes duodam tam tikrą ribės linijas kaip šeimoje. Ir mes žinom, jeigu išeina iš to ribą, kokie bus atsakai, ne? Tai jeigu yra darbo kolektyvų ar bažnyčia ar dar kažką, tai irgi galim sakyti, kad, taisyklės tokie, jeigu ne taip, tai tam tikrą, žinai, pašalinį iš darbą ir taip toliau, žinai, įvairių priemonės. Bet čia su kitas augusis jau rimtesnį dalyką. Jo. Kadangi vis tiek žmogų neprivers. Gali sakyti, kad, turi išeiti iš to bažnyčio ar nebedirbto vietą, bet... Aš tai pasidalinsiu iš paauglių gyvenimo. Aišku, čia ne visiškai lygybę tarp suaugusių galima dėti, bet kiek pastebėjau, tai yra toks veiksmingas baudimas per piniginę, kaip sakomai. Čia kaip apie policininkus šnekėjom, net mūsų suaugusius, taip kartais auklėjam. Su viena mama tenka bendrauti, tai yra mano vaikų klasioko mama. Ir jinai vieną kartą man pasiskambino ir pasigodė, kad jos vaikas pametė mokykloje fizinio aprangą. Žodžiu, kūno kultūros pamokoje, ten treningas, sportbačiai. Ir sako, paliko tiesiog ir nebėra. Pasiskambino man, sako, jisai iš mobilaus namo. Ir sako, mama, žodžiu, niekur nerandu, sako, o tas vaikas labai mėgsta manipuliuoti mama. Sako, grįšiu, sako, ten būt pasiruošus, sako, eisim į Akropolį, žodžiu, pirksim mamoje treningą. Tai man skambina, ką man daryti. Aš sakau, jeigu jisai jums dar kartą paskambins, sakau, sakykis, kad jeigu eina ieškoti, tai sakau, ta apranga niekur neišgaravo, sakau, nieks nepavogė, namo neišsinešė. Tiesiog reikia paieškoti. Ne, sakė, visur paieškojo, niekur nerado. Sakau, tada pasakykit, gerai, jeigu tu nerandi, eisim pirkti, bet iš tavo taupyklės pinigų. O, gerai, sako. Žodžiu, jis paskambina, mama, niekur neradau, žodžiu. O jisai jau žino, kad mama yra ta, kuri pagal jo dudelę šoka. O jiems sako, gerai, sako, jeigu nori, galėsim eiti, sako, ten pas tave, žinau, taupyklė yra pinigų, sako, tai eisim ir nupirksiu.
paskui jinai man už poros valandų skambina. Žinokit, susirado, sako. Nuėjo į muzikos kabinetą, rado, sako, ta apranga padėta ir viskas vietoj, ir sportbačiai, ir treneris. Tačiau problema išsisprendė. Jo, kartais paprasčiausiai rezultatą mūsų sprendimą gali būti ir pakankamai motivacija. Jo, bet kai žmogus jau suaugusi, tai šios niekas nereikia. Galima kitą seminarą apie bendruomenių arba darbo kolektyvų bendravimo ypatumus. Bet čia rimtas reikalas.